rungtynės susiklostė ne taip, kaip norėtumėte. Kas nepavyko šiuose rungtynėse? Žinoma, sveikinam Sūduvą su pergalė. Žinojom, kur važiuojam. Pirma užduotis tai buvo pasistengti, kaip įmanoma greičiau vaikinam pelnyti įvartį, nes puikiai žinojom, kad kuo ilgiau tu čia neįmuši įvarčio, tuo turi didesnę galimybę pralaimėti arba sakykime tai, prarasti taškus. Tai pradžia, pirmas kėlinys, mūsų pilnai tenkino, tie, kas liečia žaidimą su kamuoliu, tie, kas liečia momentų kūrimą, neįmušiam paprasčiausiai. Antram kėlinį žinojom, kad mes pajėgas į priekį išeis greiti juodaodį vaikinai, tie, kurie techniški, staigus, mobilus ir turėsim problemų. Tai va šitoje vietoje, aišku, buvom prie priešininko vartų, prasileidom dvi tas vadinamas tranzicijas ir ko pasiekoje neapsigynėm ir priešininkas nubaudė mus. Tai va, gaila, bet, kaip pasakyti, liūdėti neturim laiko. Pirmadienį atvažiuoja jau naujai iškepti čempionai, taip kad jau reikia jiem ruoštis. Startinė sudėtis nepasikeitė nuo praėjusio susitikimo su Vilniaus Žalgiriu. Ar nepritruko šviežumo šiandien? Mane pilnai tenkino vaikinai tie, kurie lošia Vilniui. Ir, sakykime taip, šiandien jo galbūt, aišku, gamtos neapgausi. Antras kėlinys, aikštė, sakykime taip, sunkiai aikštė ir tų jėgelių kažkur tai momentais galbūt ir pritrūkdavo. Bet šiaip sakau, mums paprasčiausiai reikėjo įmušti įvartį ir žaisti pagal rezultatą. To nepadarėm, ieškojom savo įvarčio, jo neradom, Sūduva rado, viskas 0-2, sveikinam Sūduvą su pergalė ir tiek žinių. Emilis Gaciūnas buvo pakeistas dėl traumos. Kokios prognozės dėl jo sveikatos? Žinote, reikia laiko, rytoj siūsim į magnetinį rezonansą ar gydytojų, čia daugiau pasakys, dabar labai sunku pasakyti. Kaip sakant, nebelieka vietos klaidoms. Gal tai komandai padės išlipti iš nelaimėtų rungtynių serijos, o pabaigti sezoną bronzos medaliu? Žinot, šiandien pralaimėjom mūšį, bet nepralaimėjom karo, taip kad mes rankų tikrai nenuleisim ir tą ir vaikinam išdeklaravau, kad kausimės iki pat galo.